Sveiki visi atvykę į mano naują video ir šis video bus apie Halloween. Jame pamatysite, kaip aš bandžiau pagaminti keksiukus ir juos ragaus mano giminaičiai. Ir jiems patiko ir kaip jie atrodė, pamatysite šiame video. Matote receptą ant ekrano ir patį paveikslėlį. Ir galite dar pažiūrėti aprašymę, aš paliksiu linką ir jūs galėsite irgi pasigaminti šios keksiukus. Turime pradžią, turime čia kiaušinius, turime cukrų ir turime ištirpintą sviestą ir po to dėsime miltus, kakavo druską ir kepimo miltelius. Va dabar įdėjom kakavos, druskos, kepimo miltelių ir miltų ir dabar viskas susiplaks ir tada pilsim pieną. Ir dabar atsargiai pilame pieną. Va taip. 100 ml. Jau atrodo rudai. Dabar kremai sudėjom sviesto kambario temperatūros, varškės ir ką tik dėjom kondensuoto pieną. Ir dabar viską sumaišysim ir po to dėsim kakavos. Dėjom šaukštą tos tešlos akutėm. Viską suplakam su kakavo iki vientisos masės. Viską išlakėm, bet pas mumis dar yra visai skysta, tai dėsim porai minučių į šaldytuvą ir viskas turėtų labai greitai sustiprėti, sukietėti. Pabaigus kepti keksiukam, grįžo giminaičiai ir reikėjo labai skubėti ir dėja man to kremo nepavyko įgyvendinti taip kaip paveikslėlyje ir dėja reikėjo skubėti. Tai aš improvizavau ir man atrodo visai gerai atrodo, jos dabar matote ant ekrano, originalą ir ne. Ir manau, kad visai man gerai gavosi jos padaryti, bei jie buvo skanus. Ačiū, kad žiūrėjote šį video. Paspauskite laiką, jeigu norite daugiau tokių video. Prenumeruokit šį kanalą ir parašykit dar kokį gražų komentarą. Ir susitiksim kitą kartą.